Sveiki, nauji metai prasideda darbingai. Gautas konteineris, stovi jau prie rampos ir įsikravinėjom. Oras nekoks, bet darbai vyksta. Čia atvyksta visi mūsų konteineriai prie šios rampos. Čia nusikraunam ir prasideda jau kelionė Lietuvoje. Traktoriukai sukrauti būna 2 aukštais konteineryje. Tam, kad kuo daugiau sutilptų, kad nereiktų plukdyti iš Japonijos oro. Geriau plukdom techniką. O kad tilptų daugiau traktoriukų, jie nuardomi. Nuimti sparnai, nuimti vairai kai kurių, ratai visų nuimti, ratai atskirai, presas atskirai, taip pat nuardytos. Na va, išvažiuoja traktoriukas iš konteinerio. Traktorius iš konteinerio iškrautas. Statome ant kaladėlių, vėliau dėsim ratus. Priparkuojamas laikinai, palauks iki surinkimo. Graži hondytė. Dar vienas traktoriukas iš konteinerio išriedėjo. Aišku, ne pats. Reikia iškrauti, bet štai gražus įsiekiukas, 19 arklio galių. Laukia eilėje, kol bus surinktas. Kai kurios technikos iškrovimui reikia pasitelkti ir rimtesnę techniką. Kai krautuvas nebepakelia, pakelia kranas. Atvykite į japoniškų traktorių centrą Agrotexas, kur galėsite gyvai apžiūrėti bei išbandyti mini traktorius, o mūsų specialistai padės jums išsirinkti tinkamiausią žemės ūkio techniką.